Tai pagaliau persikraustėm. Ir tikrai, kad pagaliau, nes iš ten, iš kur reikėjo išsikelti, mes tokią situaciją turėjom su savininkais, kad ačiū Dievui baigės, pasakykim taip. Mažas, atstoji nuo triplono. Jūs dar gal kažkas nematėt, bet mes turim šeimos pagausėjimą. Pasižiūrėkit, koks gražus padaras. Atsikraustėm į šitą butą kartu su Ignu. Esam čia maždaug savaitę laiko, dar nespėjom pilnai įsikurt, bet per šiandienos dieną turim padaryti viską, kas liko, nes šiandien vakare mūsų laukia įkurtuvės. Pirmas mano šiandienos darbas yra pasibaigti šitą paveikslą. Aš jį pradėjau tapyti prieš savaitę laiko ir visą savaitę nuo ryto sėdžiu prie šito projekto, nes mes, kai čia atsikraustėm, čia ant sienos šitoj vietoj kabėjo tiesiog spiruoklinio čiužinio spiruoklis. Ir mes galvojom, koks tai įdomus dizaino sprendimas yra ir paprašėm, kad savininkas išvežtų tas spiruokles. Jisai jas išvežė ir tada pasidarė aišku, kodėl buvo priimtas toks dizaino sprendimas. Nes po šituo paveikslu ant sienos yra didelės skylės tiesiog. Todėl aš būtinai šitą paveikslą dabar turiu pabaigti per kelias valandas, kad iki įkurtuvių spėt uždengti ten visą tai, kas darosi ant sienos. Tai iki pilnos laimės mums dar reikia lentyną šiandien susisukti, nes yra tokia spintos situacija, kad maža spinta ir nėra kur dėti daiktų. Kodėl dabar pilna rūbų iš tikrųjų kambarį, tiesiog dėžėse ir random pridėtam palangų. Kaip ir sakiau, daug dėžių baisiai. Šimtas 8 dalinti iš 3. Po 6 tarpus. Ir kiek viena spintelė? 5. Tai kas 30 cm? Per 5, 15. Ką tu čia skaičiuoji? Čia kito mėnesio išlaidos? 6, palauk, vėl, bet tada iš 3. Ne, ką? Ne, 6 jau gerai buvo. Kas 30? Gerai, tu sustabdyk mane kitą kartą. Kas 30 cm turi eiti kitą spintelę. Iš tikrųjų, tai dar labai daug apsitvarkyti reikia, nes taip gavos, kad atvažiuos labai daug žmonių. Nes taip mes pakvietėm savo visus draugus ir nes dažniausiai vis tiek būna, kad kažkas atkrenta, neatvaro, bet visi buvo tokie, jo, okei, mes atvarysim. O mes pakvietėm virš 20 žmonių. Ir čia faktas, kad visi visur vaikščios, todėl reikia išsivalyti visus kampus. Finale dar su Ignu darysim tripuką į miestą, nes norim iš senukų kilimą nusipirkti, kurį nusižiūrėjom ir jeigu čia mūsų tiek daug bus, tai kad žmonės galėtų ir ant žemės ant kilimo sėdėti, nes sėdimų vietų tipo nėra per baisiai daug, atvažiuos vis tiek dar vienas sėdmaišis ir atvarys mano panos padėti man snaksus ant galo pasiruošti. So, it is the whole thing. Ignas prisuko jau visas lentynas, bet vis tiek dar vis bus nepakankamai vietos visiems rūbams susidėti, nes yra, tik sakau, šita viena maža spinta, o mes iš tikrųjų su Ignu visai daug rūbų turim. Pradžiai tikėjaus, kad bent 4 lentynos ten tilps. Čia tavo labiausiai nešiojamos kelnes, čia biškai mažiau nešiojamos kelnes, renginės kelnes, mano labiausiai nešiojamos kelnes, mažiau nešiojamos kelnes, mano treningai ir taip toliau, mano batai, taip toliau, mano viskas. Varom į miestą, ne? Yes. Yes. Įsikrapštėm pagaliau iš namų, dabar yra beveik 6 valandos, o žmonės pradės rinktis už kokių 2, dabar išvarėm į miestą, nes reikia aplankyti keletą stopų. Ir pirmiausias stopas mūsų yra bazės, nes bazėse yra žiauriai didelė vinoteka, o mes greičiausiai žaisim birpongą, mums dėl to reikia pasiimti alaus. Atvažiavom į smagiausią tripuko dalį, esam senukose ir pasiimsim kilimą, kurį čia buvom jau savaitę laiko nusižiūrėję. Sakė, Ignas sumokės už kilimą. Jis eina toks patenkintas priekį, nes dar nežino, kas bus prie kasos. Bet aš už viską sumokėjau vinotekui, tai iš vis... Parodyk tą kilimą, kurį išsirinkom. Šiaip žiauriai minkštas iš tikrųjų šitas kilimas ir labai didelis ir kadangi pas mus namuose yra raudonų detalių daug, tai atrodo, kad jisai labai gražiai įsipaišys. Ne, 100 eurų iš tikrųjų nėra tik daug. Pasiėmė kešą. Iš mano piniginės tai nėra tiek daug, ne? Nėra tiek daug. Eisim dabar ties kilimą. Yes. Oi.
Oi, nuo savo, koks. Tai finale nusprendėm ties tokiu kilimo setupu. Šiaip pradžiai norėjom datraukti iki sofos krašto, kad čia vaikščiojant būtų minkšta, bet kadangi šiandien bandom išlošti kuo daugiau sėdimų arba gulimų, arba gulimų vietų, tai dėl to tą kilimą šiandien tik tai pastumėm į priekį, o tą prieš tai čia buvusi pastatėm čia, kad būtų kolidorių dar reikės kalbinius tik tai susidėliot ir bus kaip ir viskas, iš tikrųjų viską jau pasidarėme, ne? Yes. Cheers. Tai va, tai laukiam dabar visų. Nu, už kokio pusvalanduko pasirodys merginos. Mes galėsime įti ruoštis. Einu pasižiūrėti, ką rengtis. Įvyko outfit change. Žiūrėk, per tiek veždžiu gerai, atrodo. Šiaip gerai atrodo. Iš savo perspektyvos aš net nestoviu prie veidrodžio. Aš stoviu tarp. Mes pradžiai, kai atsikraustėm, galvom, kad žiauriai lempiškai tie veidrodžiai taip visai iškliuoti, bet iš tikrųjų dabar turi šarmo. Sakėm, padarysim čia kažką panašaus į barų tualetą, kai būna žiauriai daug pristampinta lipdukų, bet pagal kas tai tik tai 2 čia užkliavom. Jaunieji, sveikinu jūs atsikrausčius į šios namus. Kaip sako, nėra namų be dūmų, o aš palinkėsiu, kad šitie namai būtų visada kaip dūmai ir būtų dūmų, ne? Jeigu būna namai kaip dūmai, tegul būna jums šitie namai kaip rūmai, jūsų tvirtovė, tegul būna čia jūsų ramybės ir meilės poilsio zona ir būkit laimingi. Kadangi man taip anksti pranešėt, tai nieko daug negalėjau prigalvoti. Čia namų damai, kažkur galėsiu pasidėti dovanėčių. Ir dar turiu mišką. Ir dar turiu jums savo nuotrauką, kad kitą kartą nepažintų žmonės ir būtų jums primint, ką reikia pakviesti pirmo, ne paskutinį. Ir tada turiu dalykų tavo. Metai atgal rankšluostis, jūsų metų ir pizė čia metą kokia gauri. Aš tau norėjau. Jūs dar žvengia, Parodyk. Daug parodyk, kas parašė. Žiauriai nice. Dabar dėsime pagalbas. Tai čia taip gavomės, kad beveik tam pačiam pastate, kur mes gyvenam, yra pirtis. Todėl visi dabar nusileidom į apačią pasišildę. Viršui kažkas, man rodo, žaidžia birpongą. Ir šiaip žiauriai nice, kad visi, ką pakvietėm, visi atvažiavo. Net negalvojom, kad tiek žmonių bus ir nebuvau pasiruošęs tiek žmonių hostint. Bet visi atvažiavo ir aš tiesiog žiauriai dėkinga esu dėl to. Tegul būna namai kaip dūmai, tegul būna jums šitie namai kaip rūmai, jūsų tvirtovė, tegul būna čia jūsų ramybės ir meilės poilsio zona ir būkit laimingi.